Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu? Laida Reidas pristato DAK stiklų ploviklis. Puikios valančios savybės bei malonus kvapas. DAK myli automobilį. Laida Reidas pristato Nemelio taupomoji kasa. Patikimas jūsų verslo kreditavimas. Mėlieji pėstieji, jūs negalvokite, kad naktį esate matomi be atšvaitų. Jūs esate nematomi. Sveiki, čia Reidas, mūsų nuopuolių kronika. Deja, laidą priversti pradėti siaubingų siužetų apie avariją prie Veiviržėnų, per kurią buvo sunkiai sužeistas žmogus. Avarija vyko, kai susidūrė 2 skirtingų kalibrų transporto priemonės. Automobilio Volkswagen Polo vairuotojas tempė kitą sugedusi kolegos automobilį Volkswagen Polo, kai staiga šis tapo nevaldomas ir šastelės į priešingą eismo pusę palindo po į kalną važiuojančio sunkvežimio priekių. Šio vairuotojas spėjo sureaguoti, suko vairą į dešinę gruvin, tačiau to neužteko. Aš važiavau priešingai. O jūs važiavote į kalną, taip link Veiviržėnų, aha. O čia tempė tą mašiną? Jo, tą raudonoji tam tempė. Grinai belik 3 metrai išvažiavau priešingai keltis. O, susidūrims, šitai matos, kokioj vietoj buvo susidūrim. Čia tiek išvažiavau priešingai keltis, nebuvo man kur dinkti. Sukau tą vairą, bet kur tu nusukau. A vienas ar ten 2 važiavo? Tenais vienas. Sunkiai sužeistą Volkswagen Polo vairuotoją iš metalo laužo išpjaustė ugniagesiai gelbėtojai atkakę iš gargždų. Sužalojimai siaubingi, atviras kojos lūžis, hematomas smegenyse, lūžę šonkauliai. Vyro būklė iki šiol itin sunki, jis nebendraujantis. Kolega tempė kolegą nuo pat Žemaičių Naumešio, o tai geras kelio galas. Viskas įvyko be nuotykių, tačiau prie Veiviržėnų likimas atsuko nugarą. Kelias itin nejaudrus, o išvažiuota į priešingą eismo pusę kaip tyčia tuo metu, kai į kalną kilo sunkvežimis. Atsakomybės našta gula ant tempiančiojo vairuotojo pečių. Tokios yra taisyklės. Tad geriau kviesis techninės pagalbos vilkiką. Brangu, bet sveikatai nepavojinga. Dėl kokių priežasčių buvo išvažiuota į priešingą eismo pusę bus atsakyta po kompleksinės ekspertizės. Gal užsirakino vairas, gal bandyta pasukti vairą, kad mašina nekibintų iš kramtyto asfalto krašto, o gal žmogui tuo metu pasidarė bloga. Visus klausimus atsakyti bus privalu. Nu, pažiūrėk, pas mane, man atrodo, mašina dega. Šioje vietoje atsitiko dar vienas įsimintinas įvykis. Atvykus į avarijos vietą pradėjo rūkti legendinis Reido automobilis. Gerai, kad šalia buvo narsus ugniagesiai gelbėtojai. Jie atjungė akumuliatorių, buvo pasiruošę gesintuvus ir diagnozavo, kad Golfo turbinai viskas. Ją reikia keisti. Nei ją reikės keisti, nei ką. Tiesiog atsipalaidavo turbinos tepalo grįžtamasis vamzdelis. Pro jį ištiškė tepalai, patekę ant įkaitusių variklio detalių, tai ir parūko po variklio antvažų. Remonto kaina 30 litų, priveržė varžtus. Ir burnojusiems interneto komentatoriams privalu pasakyti, kad šis Golfas yra apdraustas civilinės atsakomybės draudimu. Aišku, apmaudu jums, kad jis nesudegė. Bet kad ir būtų sudegęs, būtų kita mašina, o laida Reidas tęstusi iki begalybės. Sutemus per transporto pikus geriau šilutės plentų nelėkti stipriai, nes gali tekti staigiai stabdyti. Prie vienos pėsčiųjų perėjos veidrodukai susilietė 2 moteriškių automobiliai. Vienas staigiai stabdė, kita važiavusi pirmą juostą nukirto jos veidrodėlį. Aš supratau, jūs sustojot pėstiai praleisti, taip? Ačiū Dievui, kad jam nieko nenutiko. Iš galo parvažiuoja šitas automobilis, va, Renault. Ir kerta jums į galą ar nekerta? Ai, va. Jinai sustojo pėstiai praleisti. Taip, tas pėstysis išbėgo, jinai jo irgi net nematė. Nu, bet gerai, jinai sustojo prieš tą pėstį. Jinai tai spėjo, jinai sustojo vien tik dėl to, kad atsitrenkė į mano mašiną. Jeigu jinai nebūtų atsitrenkusi į mano mašiną, jinai būtų nesustojus. Bet jūsų irgi toks stabdymo kelias, sakyčiau, neprastas. Atsargiai, čia nepalyskim po automobiliu. Nu taip, kadangi mano dygliuotos padangos, dėl to ir matosi tas stabdymo kelias. Čia istorija, kai veidrodėlio nusukimo kryptis negali paaiškinti avarijos priežasties.
Vėliau bus nustatyta, kad stabdant Audi automobilį, jis išslydo iš savo eismo juostos ir kliudė pirmą juostą važiavusi Renault, kurios stabdymo kelias atsirado užminus ir palaukus, kas bus. Juk buvo galima ir apvažiuoti iš savo eismo juostos išlendantį, tačiau kas keitė važiavimo kryptį, tas kaltas. Naktį iš penktadienio šeštadienį apie pusę pirmos Klaipėdos pareigūnai gavo pranešimą, kad Debreceno gatvėje į namo sieną ištiško automobilis. Gali būti sužeistų žmonių. Prie automobilio pirmieji suskubo ugniagesiai gelbėtojai ir rado šalia namo prie stulpo ant šaligatvio automobilio Volkswagen Passat su 3 ratais. Šalia incidento vietos vaikščiojo šlepetėmis apsiavęs neblaivus automobilio savininkas Tomas. Nesvarbu, kad jam mašina priklauso, juk jis nevairavo. Labas vakaras, kaip jaučiatės, mielas ponė? Nesupratau. Kaip jaučiatės? Sekunčių kalbu. Vaičiakauskas? Taip. Prašau kamerą, nuleiskit. Kodėl? Jis man nepatinkat. O jūs man patinkat? Nesupratau. Man jūs patinkat lapkričio mėnesį su taktum vaikščios po balas. Eikit. Ką jūs sakot? Taip. Nesupratau, kodėl mane filmuojat. Jūsų automobilį labai keistai priparkavo. Nieko aš nepadariau. Nugi. Niekas manęs nieko nepadarė, niekas nieko manęs nenufilmavo ir aš netgi automobilį nevairavau. Ponas. Bet jūsų automobilis keistai stovi, man gali paaiškint, kodėl jis keistai stovi? Automobilis kodėl keistai? Taip. Todėl, kad kieme nėra kur parkuotis. Aha. Ir čia pas mūsų automobilis stovi gan dažnai keistai. Taip. Ir apie ką jūs norit? Aš noriu paklausti, kodėl jūsų automobilis be vieno rato ir keistai stovi. Nu, ratas sprogo ir ką? Ir? Apie ką jūs norit dar paklausti? Ir jūs priparkavot ant šaligatvio tada jį. O kur man jį padėti? Į kambarį įsineši? Aikštelėje vietos krepšinio buvo. Nes visi stato. Krepšinio aikštelė yra vaikams žaisti. Nu va, ne man. Matot, koks jūs šaunus esate. Nustatyti. Kas? Matot, koks šaunus jūs esate. Aš? Neparkuojate krepšinio aikštelėje. Aš geras ir ką, bet ėjau pieškom namo. Ir radot savo automobilį atsimušusį. Automobilis mano buvo jau senai stovintis. Senai. Nuo šeštadienio. Policijos pareigūnai automobilio savininkui nustatė vidutinį girtumą 2,10 promilės alkoholio. Papriekaištavus, kad variklio dangtis drungnas, o pro priekinės groteles veržėsi šiluma, pilietis atsikalbinėjo savo stiliumi. Švieži žemė ir šiltas variklis. Kas reiškia? Tai reiškia, kad brėžtai asfaltą labai šviežiai. Kur tu ratą palikai, sakyk, ratą, žmogau, kur tavo? Aš nieko nevairavau, apie ką jūs kalbat? Ponas. Kur yra ratas, sakykit, mielas ponia? Jūsų kairės pusės... Mano mašinos ratas yra prie mašinos. Neleidžiat. Kur pritekti? Aš nerūkau. Jūs nerūkot? Taip. Bet jis geras. Man patiko jūsų veido išraiška, atvirai pasakysiu. Reiškia veido išraiška. Jūs esate parašutininkas, ne? O jūs kas? Šokinėjat, ne? O ką? Norėčiau įstoti, bet man kažkaip tai sveikatą neleidžia. Nu va, matot. Gerai, tai gero vakaro jums tada. Dėkui. Policijos pareigūnai pagal družės ant kelio atgalinę važiavimo kryptimi pradėję sekti automobilio važiavimo maršrutą buvo nustebę, nes pasirodo be padangos automobiliu nuvažiuota ne mažiau kaip 5 km. Pirmosios padangos kordo dalys rastos už poros kilometrų Šilutės ir Baltijos žiedinėje sankryžoje. Matau! Va, ten dar toliau, va ten už mašinų. Už mašinų, va ten yra, va dar, va. Važiuojam toliau, pagal Passato atvažiavimo kryptį. Prorektoriaus likučiai aptikti Jakų žiedinėje sankryžoje. Kažkoks buvo posparnis. Protektorius, matai, normaliai iš tai matos vis tiek. Gal palyginti su tą padangą, su gera. Čia tai geras, juk jeigu neužvažiavimas ant žvyro su ta rato parodija, tai juk būtų prisiparkuota krepšinio aikštelėje šalia šeimininko namų ir tiek žinių, o rytą būtų pats krapščias galvą, kaip čia buvo. Jis juk avarijos nepadarė, jis tik naktį su šlepetėmis vaikščiojo aplink savo automobilį, kurio viena padanga nežinia, kodėl staiga susidėvėjo. Mes nesakome, kad šis pilietis vairavo automobilį, mes tik sakome, kad ant šaligatvių parkuoti automobilių negalima ir dar krepšinio aikštelėje, krepšinio šaly. Sekmadienį apie pusę 5 vakaro Klaipėdoje, Liepojos ir Panevėžio gatvių sankryžoje susidūrus dviems automobiliams sužeista 23 metų mergina, automobilio Ford Mondeo keleivė. Taigi 26 metų automobilio Citroen C5 vairuotoja Jevgenija, išvažiavusi iš šalutinės Panevėžio gatvės, iš karto rikiavosi į antrą eismo juostą link apsisukimo, tačiau čia susidūrė su automobiliu Ford Mondeo, kurį vairavo jos bendraamžis Karolis. Aš antrą juostą važiavau. Antrą juostą važiuoja link miesto ligoninės? Taip, link miesto ligoninės pusės. Ir pirmoji juostai, ta mašina pirmiausia išsuko iš šalutinio kelio. Iš šalutinio kelio? Aš spėjau pamatyti, tada užlindo kitai mašinai praktiškai prisistabdė ir net nebuvo tokios minties, kad taip staigiai manevruos.
Ta prasme, kad staigiai va šičia suksi į šitą atsitikimą. Aš dar spėjau nuspaust stabdį, bet jau tik tai smūgis ir per salelę šitas skrydis. Supratau. Kokiu greičiu maždaug važiavai? Oi, nežinau, tikrai negaliu dabar užfiksuoti, bet manau tikrai nuo šviesoforo buvau pajudėjęs, kai 50 maksimum, nedaugiau. Nedaugiau. Nesakau, nes netikėtai buvo, aš tai nespėjau stabdžių spausti. Ant tiek netikėtai buvo. Ir tuo metu saulė, aišku, švietė čia į sankryžą, va šitaip, ne? Va šitaip. Vat į tą vietą. Dar trukdė. Ką išvežė ligonė? Iš jūsų mašinos? Jo, galbūt diržas šiek tiek įtempėjęs. Nu, užtraukė diržas tribį. Draugė tavo? Jo. Draugė? Jo, taip. Nuo diržo? Aš manau, kad nuo diržo. Karolio vairuojamas Ford Mondeo pakeitė važiavimo kryptį ir automobilis kiek paskridęs nusileido prieš eismą. Citroenas užšoko ant saugumo salelės. Nors Ford įvažiavo į Citroeno vairuotojos duris, mergina per avariją nenukentėjo. Iš automobilio statramščio ir lubų šovė šoninės saugos pagalvės. Tik vairuotojai Jevgenijai atsisegus saugos diržą, staiga sulūžo vairuotojo kėdės atlošas. Būna. O ligoninėje buvo išvežta 23 metų Ford Mondeo keleivė. Ligoninėje jai diagnozuotas krūtinkaulio sumušimas, ji paleista gydytis namo. Abu incidento dalyviai buvo blaivus, sekmadienis pajūryje buvo itin gražus. Minios žmonių traukė per jūros. Nuo jūros grįžo ir Karolis su drauge. Laimei, sakė vaikinas, kad dukros nesivežė. Įvykio vietą sutvarkė ugniagesiai gelbėtojai, o įvykį pradėjo tirti Klaipėdos kelių policijos biuro pareigūnai. Ir per perėją, ir su atšvaitais, Naujosios Sosto ir Daukanto gatvių sankryžoje susidūrė automobiliai Alfa Romeo ir Opel Meriva. Opelio vairuotojas suko kairėn, kai jos automobilį trenkėsi tiesiai važiavęs Alfa Romeo, kurio vairuotojas teigia, kad į sankryžą įvažiavo mirksint žaliam šviesoforo signalui. Važiavau, žalė mirksėjo. Mirksėjo žalės? Jo. Nu, aš galvoju, palėksiu. Bet jūs į kairę sukot? Ne, aš tiesiai važiavau. O šitas? O šitas į kairę važiavau. Į kairę? Nu, čia važiavo aš tiesiai. Tas žalės mirksėjo. Aha, supratau. Nu tai kas kaltas dėl avarijos? Ką aš žinau, sako, kad aš ką žinau. Ta prasme, kad jūs per draudžiamą įvažiavot? Taip sako? Geltonas, sako, žalės mirksėjo jau. Aha. Ką aš žinau. Tik prieš 2 savaitės šią Opel Meriva pradėjusi vairuoti moteriškė buvo stipriai sutrikusi, tačiau tuo pačiu ir laiminga, kad avarijos metu automobilyje nebuvo 2 pėplių. Automobilių susidūrimą matė iš šio pastato į sankryžą tuo metu žiūrėjęs pilietis, kuris tuo metu kalbėjo telefonu. Ir jis, ir vėliau į incidento vietą specialiai grįžusi liudininkė teigia, kad Alfa Romeo į sankryžą įvažiavo dengant raudonam šviesoforo signalui. Pagal mane aš dasilaukiau žalios, bet laukiau, kol tas išsuks į tą gatvę. Šitas automobilis. O jūs čia stovėjote? Jo, aš pirmą stovėjau į kairę. Jums jau žalė užsidegė, kai jis pradėjo sukti? Nu, man pasirodė, kad jūs jau turėjote, man reikėjo važiuoti į kairę, bet šitas automobilis, kuris suko į šitą gatvę, turėjo pabaigti posūkį ir aš laukiu, kol jis pabaigs. O tas iššoko, bet man rodos, kad jam buvo jau raudona, nes man žalia užsidegė. Reiškia, jam buvo raudona. Jums taip atrodo? Man taip atrodo. Aš negaliu. Man rodos, kad čia reikia gal kamerą, gal... Ne, čia kameros yra, matot, nusuktos kameros. Bet jūs stovėjot pirma va šitoj gatvėje, va šitą stovėjot pirma. Jūs palaukit, kol šitas automobilis pasuks į kairę, taip? Taip, aš negaliu išvažiuoti, reikia, kad tas pabaigtum posūkį. Kai atvyks policija, viskas bus pasverta, išklausytas liudininkas, identifikuota susidūrimo vieta ir bus pasiūlyta pildyti eismo įvykių deklaracijas. Alfos vairuotojai prisimant kaltę dėl avarijos. Tiesiog jo tuo metu sankryžoje būti neturėjo. Žinios iš artimojo užsienio, o jos primena, kad netrukus ir pas mus ateis žiema ir vairavimas bus kitoks ir neturėsime teisės šaukti ant kelininkų, kad nemokame patys vairuoti ar bliauti ant elektrikų, kad stulpai ne vietoje pastatyti. O kelininkai ir ne tik kelininkai mums primena, kad rytais pašalus keliai gali būti slidūs, prie kiekvieno šarmos barstytuvo armijos nepasiūsi, tad reikia patiems atsargiau vairuoti. Įsivaizduokite, kad čia Vingio ir Smiltelės gatvės sankryžoje šviesoforas sugedo. Tai 3 automobilių susidūrimas taip ir atrodys, arba taip, arba panašiai. Dėmesio, užsidegė leidžiamas šviesoforo signalas, o iš dešinės juodos spalvos automobilis garantuotai per raudoną parlėkė. Čia 100% per raudoną. O čia istorija, kad pirmi apšala tiltai ir viadukai. Juk nieko naujo nepasakysime, kad jau atėjo tas laikas, kai pirmi apšala tiltai, viadukai, įkalnės, nuokalnės, pameškės. Dar tiltas ir vėl lėkimas. Tiesa, čia gal avarija įvyko ne dėl slidumo. Iš pradžių pilta į atitvarą vienoje pusėje, atšokta nuo atitvaro, skrydis į kitą pusę, ten vožta į atitvarą dar, o čia tai avarija.
O tai bus visiems, kurie sumanys apsisukti ar kurie praktikuoja apsisukimus iš pirmos juostos, o ne iš kairės kraštinės padėties. Juk net šiek tiek pasisukus, galinio vaizdo veidrodis rodo bet ką, bet tik ne tai, kas dedasi užpakalyje iš tiesų. O štai čia akivaizdus chuliganiško vairavimo pavyzdys ir kaip dažnai jis gali baigtis paprastai 3 automobilių analinė avarija. Ir tiek. Šią filmuotą medžiagą ilgai tyrinėjome aiškindamėsi, kas čia atsitiko. Aišku viena, kad kraupi kaktomaša įvyko dėl to, kad juodos spalvos automobilis pabandė aplenkti sunkvežimį arba tiesiog dėl neaiškių priežasčių jis buvo išmestas į priešingą eismo pusę. Lenkiam ar nelenkiam? Pirmą dalį pabaigsime šūkiu. Vairuotojai turi apsispręsti, tu nori lenkti ar nenori. Arba ne. Šitas skamba geriau. Neužtikrintas, nelenk. Tradicijos yra amžinos šioje vietoje, nes šioje vietoje, kaip visada, mūsų nutraukia reklama, o po jos toliau laidoje matysite. Tiesi Klaipėdos vairuotojų poelgiai iš pradžių vejasi šaligatvių, po to bando įsiveržti į automobilį. Tradicinė avarija Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje, kurio daugiau kaip metus mirksi tik geltona šviesoforos šviesa ir viešojo saugumo kamerų vaizdai nutraukia bet kokius ginčius dėl avarijos aplinkybių. Visą tai ir dar daugiau jau po reklamos. Reklama prasisuko, anonsai taip pat. Tad dabar mūsų filmas. Vieną vakarą Klaipėdoje Herkaus Manto ir Liepų gatvių sankryžoje susitiko 2 automobiliai – Mercedes-Benz ir Volkswagen Passat. Sakytume, keistai taip pavairuota, sankryžos viduryje atsimušta į Mercedeso galinę dalį. Nušniotas šios galinis bamperis. Moteriškė vairavusi Mercedesą neturėjo nuotaikos kalbėti, nuotaikos nebuvo ir Passato vairuotojo organizme. Tačiau juk privalu įsiaiškinti, kaip buvo. Čia tokia laida, čia reidas. Juolab abu vairuotojai važiavo degant žaliam šviesoforo signalui iš skirtingų pusių. Tik taip nebūna. Arba būna retai. Tarp avarijos dalyvių kilo diskusija dėl avarijos aplinkybių. Labą dieną. Nekalbėsit? Šiandien nekalbėsim. Šiandien nekalbėsit? Tai suprantu, situacija neaišku, jūs pildo deklaracijas. Man vat kas yra įdomu. Tai dabar viskas aišku, kas kaltas? Nu, kas kaltas? Viskas yra tvarkoj. Viską išsiaiškiname. Nu, kad moteris sako, kad policijos laukat? Ir pildo deklaracijas. Mercedesas važiavo tiesiai ir norėjo kirtę sankryžą važiuoti toliau Liepų gatve, o Passatas parlėkė iš šiaurinės miesto pusės. Kuris vairuotojas buvo sustojęs prie stop linijos, tas ir bus nekaltas dėl avarijos. Šį mūsų teiginį turi patvirtinti arba paneigti filmuota viešojo saugumo kamerų medžiaga. Ir ką mes matome? Mes matome, kad Mercedeso vairuotoja sustoja prie stop linijos, po to pradeda važiuoti užsidego žaliam šviesoforo signalui, įvažiuoja į sankryžos vidurį, o čia atlėkė Passatas per raudoną. Raudoniau jau nebūna, ar ne taip? Ir jeigu tęsiant avarijų ir šviesoforų temą Liepų gatvėje, tai toli ieškoti incidentų nereikia. Liepų ir Artojų gatvių sankryžoje aną dieną susidūrė 3 automobiliai. Audi parvažiavęs nuo kalno pylė į taksi automobilį, o tas peršokęs saugumo salelę atsirėmė į priekinį Mercedeso ratą. Stovėjo. Tai viską aiškiausiai turėjot matyti. Tai kaip buvo? Nepraleido viskas. Taksi važiavo pagrindinę gatvę. Taksi pagrindinę gatvę važiavo, taip? Ir Audi nepraleido viskas. Aš stovėjau, po visą pravažiavau savį, man sukliuvo viskas. O Audi suko į kairę? Manau, tiesiai važiavo. Tiesiai važiavo? Nuo kalno? Jo. Jūs važiavot Audi? Nuo kalno važiavot? Kaip jums patinka, kad čia šviesoforas neveikia? 1,5 metų. Tai neveikia, tai ir trukdo visą tai eidavo, suprantate. Kartais veikia šviesoforas, važiuoja pagal šviesoforą. Kartais neveikia. Ir čia ne viena truputį avarija buvo. Čia aš kiekvieną savaitę atvažiuoju po 2 kartus. Nes aš iš mano ofisas ten, suprantate. Čia nuolat važinėja. Vienas problemas. Arba tegul veikia, arba tegul neveikia. Kai neveikia, tai neveikia. Kai veikia, tai veikia. Nu, bet šiuo atveju tai... Esi kaltas kitų. Nu, taip. Pamatęs laisvąją spaudą, laisvąjį reidą, avarijos vietoje specialiai sustojo žmogus, kad paporintų apie šią vietą ir neveikiančius šviesoforus. Labą dieną. Jūs pretenzijų turite šitai sankryžai? Šitai sankryžai, be abejo. Taip. Be abejo. Nu, kaip gyvename mes toliau čia tada? Tai blogai gyvenam, nes čia kiekvieną savaitę vyksta avarija. Taip. Nu,
Ir savivaldybė visiškai nekreipia dėmesį. Tai yra blogai. Ką daryt? Nu, tai jungt šviesoforą, kad jisai dirbtų. Nu, tai pats laikas šiaip tai būtų. Man irgi taip atrodo. Nes jau, kiek žinau, berods jau 2-3 savaitę iš eilės, kaip nėra savaitės, kad nebūtų autoįvykių. Sako, ateis ta diena, kaip kalėdinė dovana. Vieną dieną įjungs čia šviesoforus ir neišjungs. Gal tada ir baigsime daužytis. Gal. Nuo to pačiu metu Jūrininkų ir Takos prospekto sankryžoje itin keistai ant saugumo salelės arba kitaip skiriamosios juostos su žaliavėje pakybo negabaritinio krovinio vairuotojas. Kas čia buvo? Bandyta apsisukti, ar kas dar nesuvokiama? Sako, priekabos ratai nesisuko. Tai jie ir nusuko ne ten, kur norėta pasukti. Ratai nesisukinėja? Nu, tos priekabos ratai nesisuko, tai nustumė. O jūs čia nenorėjot apsisukti? Nieko neapgadinot? Ką darysit? Laukia žmonės, atvažiuos padės. Žmonės? Su kokią mašiną? Su formulė? Viena aišku, kad į posūkį bandyta įvažiuoti per dideliu greičiu, trečia pavara ir nemažesnė. Tai tiek ir užteko, kad griozdas taptų nevaldomas. Vėliau atvažiuos 2 dar didesni griozdai, aparatą patrauks nuo salelės, o žalyno vaizdą pataisys su kastuvais. Facebook'e viešame reido profilyje buvo patalpintas šis vaizdas, užfiksuotas vaizdo registratoriumi apie keistus vairuotojų santykius Klaipėdoje. Incidentas įvyko šių metų lapkričio 18 dieną po pietų Smiltelės ir Mogiliovo gatvių sankryžoje. Atkreipkite dėmesį į baltos spalvos mikroautobusą, kuris įsukęs iš Smiltelės gatvės į Mogiliovo gatvę važiuoja ir nuvažiuoja Mogiliovo gatvę. Tuo metu link Smiltelės gatvės juda automobilių kolona. Kai staiga dešinėje ekrano pusėje šaligatvių atvažiuoja tas pats baltos spalvos mikroautobusas. Jis nuvažiuoja nuo šaligatvio ir bando blokuoti eismą. Vėliau pavažiavęs pirmą eismo juostą, iššoka iš savo transporto ir puola prie automobilio Opel Zafira, kurio vairuotojas pajutęs, kad čia kažkas negerai, automobiliui apsipylus sodais dūmais išvažiuoja prieš eismą ir apvažiavęs automobilių koloną pasuka į Šilutės plentą. Baltojo mikroautobuso vairuotojas nusiveja bėglį. Apie šį incidentą policijai nėra žinoma. Jokių pranešimų apie panašų įvykį užregistruota nebuvo. Tačiau abu vairuotojai bus nubausti, kaip pažeidę taisyklės. Vienas, kad važiavo šaligatviu, kitas, kad išvažiavo prieš eismą. Abiejų laukia 100 ar 300 litų bauda. Tačiau čia kažkas ne taip. Čia esmė ne eismo taisyklių pažeidime. Taip mes prisikasime iki rubrikos Filmuoja reido reporteriai. Taigi Filmuoja reido reporteriai ir rubriką pradedame iš Uostamiesčio vartų, kur Šilutės ir Baltijos prospekto žiedinėje sankryžoje vairuojama štai taip. Juodos spalvos visureigiai paskutiniu metu labai pasižymėdavo šioje rubrikoje, bet šito juodu tikrai nepavadinsi. Tai ta proga tas dar ir pristabdė. Naktis Taikos prospektas. A raidė pažymėta juosta atlėkė BMW, tai dar gerai, kad netiesiai pavarė, nes kelias tai baigęs, tai prieš nosį užlindo. Mes ir vėl Šilutės plente ties Baltijos žiedu. Išvažiavimas link Kiekų žiedų pasižymėjo komplikacijomis. Štai ir šioje filmuotoje medžiagoje matosi, kaip vos nesusikūlė 2. Tai dar tas pamirksėjo avariniais. Padėkojo, kad jam buvo priminta, jog žioplas yra. Štai šio Mini Cooperio vairuotojo norėtųsi paklausti, ar mokė kas vairavimo mokykloje, kad posūkius reikia rodyti keičiant važiavimo kryptį, persirikiuojant ar stojant. Ką? O dar žalias lapas puošia Cooperiuką. Ne koks žalias obuolys, o žalias lapas. O čia Žagarės priemiesčio Joniškio gatvės istorija šalutinė, pagrindinė bumpt ir yra. Išlips skipkiperis su berete iš mašinos ir suprasite, kodėl įvyko ši avarija. Vilnius, Tuskulėnų gatvė. Jūs nežiūrėkite į blondinę einančią šaligatviu, jūs geriau žiūrėkite, kad nepasuktumėte dešinėn, degant raudonam šviesoforo signalui ir nesuplėštumėte blondinės pėdkelnių netyčiom. Yra Vilniuje kelias Žaliųjų ežerų gatvė, kurioje apstu žiaurių avarijų. Apie tai skelbia kelio ženklai, pabraižytos linijos ant kelio, kad nebūtų lenkima prieš sankryžas, kurių čia pilna, o vienas iš toli prieš eismą pavarė, lenkdamas visus per šonus. O čia Klaipėda, Liepų ir Šiaurės prospekto sankryža. Įžūliai pavarys Opel Zafira vairuotojas, taip pat per šonus tiems, kurie pagal taisyklės važiuoja. O čia kasdienis vaizdelis iš Debreceno gatvės. Na ką daryti Opelio vairuotojui, a jeigu jam iš kiemo pasukti reikia į kairę, o ne į dešinę. Tai ir tikisi, kad jį įleis kas į būrį. Ir kuo greičiau, tuo geriau. Jūros gatvės automobilių statymo ypatumai yra elementarūs. Man gerai, aš tilpau, o tai jeigu nori važiuok šaligatvis. Magistralėje ties Raseiniais kietas Volvo vairuotojas aplenkė Opelį, bet tai nereiškia, kad nereikia rodyti posūkių, tiesa. Galinio vaizdo veidrodėlyje matote Nissan, kurio vairuotoja nekantrauja aplenkti prelegentą kelyje Klaipėda Kretinga. Aišku, lenkite, ponia, bet prieš tai reikia įjungti posūkį, o ir lenkti draudžiama, kertant ištisinės linijas, jeigu ką. Minijos gatvė prieš nosį pavaryta ir dar sankryžoje, na, nesuprantamas manevras,
Ką, vietos maža Minijos gatvėje, ar ką? Kam čia reikia taip lysti prieš nosį? Reporterė Ivona iš Vilniaus papiktino automobilis su diplomatiniais numeriais, kuris suktelėjo per visas ištisinės linijas link parduotuvės ir dar posūkių neparodė. Vėl gąsdina mūsų Ivona reporterė iš Vilniaus, kurią papiktino lengvojo automobilio manevras važiuojant link Juodšilės. Mes vėl Klaipėdoje ir drįstame teigti, kad iš Šilutės plento antros juostos negalima sukti dešinėn į Debrecino gatvę. O dabar beje ir lentelė su žalios spalvos rodiklė į dešinę nuimta. Komisarė, pasiruoškite kotelį, mes tuoj privažiuosime arčiau. Ar spėjote užsirašyti numerius? Spėjote? Tai gerai, hamams keliuose ne vieta. O štai taip yra išvažiuojama iš vieno prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelės į Taikos prospektą, skrupulingai laikantis tos taisyklės, kad negalima važiuoti keleivinio transporto juostą. Tiek žinių iš plėšinių. Viso gero. Mėlėjai, ačiū, kad buvote šį pusvalandį su reidu, o mes pasimatome kitą antradienį 15 minučių po 8 valandos vakaro. Na, kiek jūs galite klausinėti, kada rodo reidą? Reidą rodo antradieniais 15 minučių po 8 valandos vakaro. Būkite aplankyti. Sudie. Laidą Reidas pristatė DAK stiklų ploviklis. Puikios valančios savybės bei malonus kvapas. DAK myli automobilį. Laidą Reidas pristatė Nemelio taupomoji kasa. Patikimas jūsų verslo kreditavimas. Tiesa yra tai, kad mes vyrai labiau už viską mylime laisvę ir krepšinį. Moterys, jų aš iki šiol nesuprantu. Bet vieną žinau tiksliai, be jų gyventi mes negalime. Kaip ir be tų akimirkų, kai jų nėra. Užsisakyk Baltikum skaitmeninę tik už pusę kainos. Ir žiūrėk tai, kas tau svarbiausia. Skaitmeninės TV įrangą pasiūlysime tik už 1 litą. Baltikum skaitmeninė. Pramogos tikriems vyrams. Aš jau pasirinkau. O tu?